ką čia turim? GT73. Visų pamilta, numylėta, iščiustyta, išpasakota ir taip toliau. Tai šitas modelis yra labai populiarus tarp jaunimo, tokių kaip aš, ne tarp tokių senų kaip tas pražylėlis čia už ekrano. Tai va, tai jeigu jums reikia krosinio motocikliuko, už gan pigiai, tokia kaip tam tas žodis, konservatoriška kaina, ne? Čia žinai, kaip atrodo, kaip kad žmogus, kuris pažiūrė pirmą kartą žinias, nori naudoti žodžius teisingus. Tai va, jeigu esate susitaupę ten virš 1000 truputį, galit va tokį nusipirkti. Virš 1000 truputį arti prie 2. Arti 2, bet virš 1000, nepamelavau. Tai galit nusipirkti tokį, su hidrauliniais stabdžiukais, su krosiniam normaliom padangytėm, su amortizacija rimta, irgi reguliuoja, skiečiau, minkščiau. Tada, ką dar turit? Turit, čia yra paprasta versija, yra ir pro versija. Paprasta versija turi 1 kW ant variklio, taip užrašyta. 1 kW variklį. Iš tikrųjų neaišku, kiek yra tam. Ir yra pro versija. Ta jau daugiau užrašyta, užrašyta apie 1,5 kW. Bet irgi nieks nežino, kiek tam paslėpta viduj. Tai va, o kas? Jis jau taip negali keliu važiuoti. Gerai, žiūrėkit, kas šitam 3 serijos modelį yra gerai, kad pasukat raktelį ir įsijungiat šitą, užsidėk P raidę, galvojat, problem. Čia ne problem, čia yra saugiklis, kad turit stabdį paspausti prieš važiuoti. Reguliuoji per kamerą. Dėl to, kad čia freimai nesueina. Freimai. Vienu žodžiu, dabar žiūrėkit, turit 3 režimus. Eko, STD, standartą greičiausiai ir turbo. Tai yra davaikščianti žmogeliuk, čia kai jau įsikraunu sideg, darysit eit peškom. Turit žibintą priekį. Žiūrėkit, koks rimtas kaip šviečia. Oi. Turit galę žibintą. Žiūrėkit, kada turit posūkius. Gražiai kaip dega. Na, bėgant eilutė. Čia kaip Mersė kokiam. Turit garsą signalą. Tada turit kada. Kas da yra? Čia M. Autopilot, sports, viskas čia yra. Šiaip sėdėsina patogi. Žinot, kom gerai? Kad pavyzdžiui, jeigu ten kiti modeliai yra, kur tokias trumpesnės sėdynės, jau kokią draugelę arba draugės galiai nepasisadinsit. O čia gali vienas atsisėsti, o taip, ant priekį. Antras čia atsisėsti, ir dar 3 vietos yra. Čia jau pritalpinsit daug draugų, galėsit pavežiuoti. Tai Tada dėl garantija, kreipkitės kur? Ne pas mus. Tiesiai į Čainą. Šitas modelis, kuom smagus, kad tikrai yra minkšta amortizacija. Puikiai veikianti amortizacija. Taip, puikiai veikianti. Tada akceleracija, žiūrėkit, parodysiu. O kokį rodo? 60 rodo. Be svorio. Be svorio. Su svorio biški mažiau bus. Bet man rodos kažką ten gali fiti-miti, ten gali biški daugiau būtų kilometrų per valandą. Kilovatų per valandą. Kilometrų. Čia matot yra toksai sriegis padaryts. Taip. Tam, kad jūs galite įsidėti žvaigždę, kuri yra komplekte. Ir va čia galite įsidėti pedalus vietoj pegų šitų. Ir galite pasidaryti dviratį. Atsibos naudoti elektrą. Va, pavyzdžiui, kaip šitą modelį jo. Tada čia dar koks yra įdomus dalykas, kad turi 2 baterijas, ne vieną. Nepasakosiu, kiek ten yra tų, nes, žinot, ta informacija niekam neįdomi, svarbu, kaip važiuoji. Pagrindinis privalums, kad tas variklis nėra per grandinę, ne? Tai nereiks nieką tepti. Viskas yra viduj ir variklis pats sukasi iš savęs, nėra jokių grandinių. Ta prasme, nereikės nieko rūpintis. Tai va, jeigu norit linksmai pasivažinėti, už pigiai, prašau.